Sveikos mano brangios mergelės, čia yra Taro kortų prognozė jums 2025 metų kovo mėnesiui. Parašykite, prašau, ir pakomentuokite, kaipgi jums praėjo vasaris, kas išsipildė iš mano prognozių, arba tiesiog kokia buvo bendra mėnesio energetika, ar mėnuo buvo sėkmingas ar nesėkmingas, kaip jūs jautėtės tam mėnesį. Man buvo vasaris labai banguotas, tokia buvo energetika, tai gerin, tai blogin, toks šokinėjimas kaip amerikietiški kalneliai. Tokia buvo energija. Taip, dabar žiūrėsim, kas mūsų laukia kovo mėnesį. Taip, žiūrėkite, aš imu pirmą kaladę, kvailio kaladę. Šitą kaladę aš irgi turiu pardavime savo elektroniniai parduotuviai. Tai labai patogi kaladė, nes kortos yra plastikinės, visos reikšmės yra užrašytos anglų kalba. Tiesioginės kortos reikšmė apverstos, atsakymas ant taip ir ne. Tai jeigu kas norėtų irgi savo pradėti jau traukti kortą, susipažinti su Taro kortomis, yra nepakeičiama kaladė, labai rekomenduoju ją naudotis. Taip, pradedam. Mergelės, jūs irgi intenciją dabar savo užduokite, gauti kažkokią naudingą informaciją, gauti atsakymą į savo probleminį klausimą, į kažkokią dilemą, galbūt dabar sprendžiate kažkokią situaciją ir šio video metu tiesiog paprašykite aukščiausių jėgų, kad ateitų jums reikalinga informacija ir kažkokie tai atsakymai. Taip, mergelės, kas laukia kovo mėnesį? Pradedam. Traukiu pirmą kortą. Pirma korta 8 lazdos. Antra korta 6 lazdos. Wow, puikiai mėnesio pradžia, mano brangios mergelės. 8 lazdos, labai geros naujienos, kažkokios žinios, kurių sulauksite. Gali būti skambutis, gali būti elektroninis laiškas, tiesiog gali būti žmogus žinios, iš kurio jūs labai ilgai to laukėte, galbūt kažkas tai laukia skambučio arba žinutės iš savo mylimo žmogaus, su kuriuo, pavyzdžiui, buvo kažkoks tai konfliktas, barnis, buvo, santykių atšalimas arba nutilimas, ne? Tai vad galite sulaukti iš tikrųjų pagaliau to skambučio arba, tų žinių. Jeigu tai liečia darbo sritį, tai vėlgi galbūt jūs laukiate skambučio apie tai, kad atsirado kažkokia darbo vieta, atsirado vėlgi norimas kažkoks tai jūsų postas, pareigos, tai vat irgi gali būti, kad sužinosite būtent apie tai, kad pagaliau jūs sulaukėte savo kažkokios tai norimos darbo vietos. Nes antra korta eina 6 lazdos, o 6 lazdos tai yra nugalėjimas, tai yra pergalė. Tai yra tuomet, kai žmogus pasiekia savo tikslą ir tai yra labai pozityvi korta. Korta, kuris sako apie tai, kad tos žinios, kurios jums ateis, jos bus tikrai pozityvios, jos tikrai jūs nudžiugins. Taip, aš imu antrą kaladę, raganų taro ir žiūrim toliau, mano brangios mergelės, kas jūsų laukia kovo mėnesį. Taip, traukiu kortas, mergelės, kovas. Pirma korta 9 kardai, antra korta 10 taurių, taip, ir trečia korta taurių karalius. Žiūrėkit, šiaip tai kažkoks tai gali būti periodas, kai jūs kankins kažkokios baimės. Iškrenta korta 9 kardai, bet turite būtinai prisiminti, kad 9 kardai tai yra išgalvotos baimės. Tai yra baimės, kurias mes patys savo sukūrėme. Savo fantazijomis, savo protu. Mūsų protas prikuria kažkokių tai nebūtų dalykų. Ir pritaiko savo ir va tą baimę savyje užkuria, ten tuos papila, tuos ugnies, ne ugnies, to kūro, ne, duoda, kad ta ugnis dar labiau išsiplėstų, įsižiebtų. Tai va čia jūs turite tai prisiminti būtinai, kai jūs apims kažkoks tai nerimas ar baimės, kai jūs bandysite, ir jausite, kad jūs kažko tai labai bijote ir jūsų protas pradeda ten sukti, prisukti ir daug save nugazdinti. Tai tikrai tos baimės yra išgalvotos, sustabdykite save ir prisiminkite mane ir šitą kortą ir mano žodžius. Tai baimės, kurias jūs patys savo protu sukūrėte. Jūs save prisukate su realybė, tai neturi nieko bendro. Nes sekanti korta jums eina 10 taurių. 10 taurių tai yra
korta laimingos šeimos, tai yra korta džiaugsmo laimės, tai yra tuomet, kai jūs esate mylimi, šeima jūs palaiko, jūs myli, jūs turite tikrai labai gražią ir gerą šeimą, jūs esate laimingi, nes turite tą pilnatvę, turite ten mylimą žmogų, antrą pusę, turite vaikų ir jūsų šeima yra jūsų tvirtovė. Vat ateina dar taurių karalius, o taurių karalius tai žmogus, kuris gali jūs palaikyti, apgaubti tą meilę, šilumą ir tikriausiai kiekvienas žmogus, jeigu mes pagalvosime, mes turim tokį žmogų, kuris visada mus palaiko, išklauso, duoda tą šilumą, duoda tą švelnumą, duoda tą palaikymą, negaili mums gero žodžio. Gero žodžio mums negaili. Tai atsiminkite tai ir būkite tiesiog dėkingi už tai, kad turite tokį žmogų savo gyvenime. Taip, aš imu trečią kaladę, tai yra metų rato taro. Žiūrim toliau, mergelės, kas jūsų laukia kovo mėnesį. Traukiu kortas. Pirma korta kardų tūzas. Antra korta dvi lasdos. Tai pagal kardų tūzą ateina toks labai didelis aiškumas. Tai jeigu jūsų gyvenime buvo kažkokių tai neaiškių momentų, neaiškių situacijų, tai viskas kovo antroj pusėje labai paaiškės. Tiesiog susidėlios visi taškai ant į. Pagal tūzą tai visada yra aiškumas, tai yra visada matymas į priekį labai gerai visų, sakykime, taip dalykų, kurie susistigavo, taip tiesiog kaip puzlės, susidėlioja. Tai pagal kardų tūzą taipogi yra visada patarimas priimti sprendimą ir taip drąsiai ir ryžtingai imti ir tiesiog apsispręsti. Tai kovo mėnesį tikriausiai jums ir ateis jūsų situacijai, kuria galbūt jeigu buvo daug visokiausių svarstymų, čia korta rodo dvi lasdos, kad gali būti labai daug visokių svarstymų, abejonių, dvejonių, tai pagaliau jums subręs tas sprendimas, jūs jį išgimdysite. Nes, paprastai jūs mergelės sprendimą galite priimti labai ilgai, labai daug abejoti, dvejoti, bet jau jums, kai subrendo, kai, kaip aš sakau, išgimdėte jau viskas, tai jūs jau laikotės to savo sprendimo. Tai ateis, mano brangios mergelės, jums kovo mėnesio antroj pusėj tas sprendimas, kuris, pagaliau pakeis kažką tai, arba pagaliau, jūs ryšytės kažkam. Taip, ir aš imu paskutinę kaladę, iliuminatų taro. Ir žiūrim, mano brangios mergelės, kaipgi pasibaigs jūsų kovo mėnuo. Traukiu kortas, kovas, mergelės. Taip, teisingumas ir 8 taurės. Žiūrėkit, kaip aš jums ir sakiau, kad bus priimtas sprendimas bus teisingas, galite nusiraminti, galite iškvėpti, nes kortos rodo, kad priimsite teisingą sprendimą, žinoma, pagrindinės žmogaus abejonės, kad jisai nepriima sprendimo arba bijo priimti sprendimą, tai yra abejonės, ar jisai bus teisingas, ar jisai bus sėkmingas, ar jisai duos jums kažko tai naudingo. Bet kiekvienas jūsų sprendimas, jūs turite suprasti, visada yra teisingas. Nes žmogus toj konkrečioj situacijoje ir tuose konkrečiuose savo batuose, jisai gali tik tai, tuo momentu visada priima teisingą sprendimą. Tai pagal susidariusią situaciją ir aplinkybės ir savo mąstymo būdą, žmogus visada priima teisingą sprendimą. Nebūna taip, kad žmogus priėmė neteisingą sprendimą. Todėl tas bandymas protą sukurti, vėlgi kažkokių tai dalykų, ar tai bus teisingas ar neteisingas sprendimas, nėra tokio dalyko. Visi sprendimai yra teisingi, todėl lengviau eikit, lengviau priimkite. Ir visada žinokit, kad toj situacijoj jūs visada priimate teisingą sprendimą tuose aplinkybėse. Toj aplinkoj visada sprendimas jūsų teisingas ir jums pavyks išeiti, išsivaduoti iš tos kažkokios probleminės situacijos, rasti išeiti, nusisukti, taip sakant, uždaryti duris, ir išeiti iš tos problemos.
Tai tiek būtų mano brangios mergelės. Primenu, kad tai yra tik tai bendra prognozė. Kas norėtų savo asmeninės prognozės, naudojant jūsų nuotrauką, gimimo datą, prašom, galite ją užsakyti mano elektroniniai parduotuviai Būrimas Taro kortomis LT. Čia yra nuoroda. Ten jūs rasite dėlionės pagal temas, santykiai, finansai, metinės dėlionės, sveikata. Galite pasirinkti, užsakyti ir kelių dienų bėgyje gausite asmeninę prognozę. Sėkmingo kovo mėnesio!